Rugpjūčio 19 vidurdienį 2000... Patį. Rugpjūčio 19 vidurdienį 2000... Buvo rugpjūtis prieš... Jau praėjo keleri metai. 5, 3, 4. 7. Per patį rugpjūčio kažkelintos dienos vidurdienį prieš kelis metus. Nepažįstamasis. Ta šviesa. Atsimenat? Ta šviesa, ta rugpjūtį buvo labai šviesu, ta šviesa tiesiog akino. Joje daiktų, namų, medžių, automobilių ir net žmonių kontūrai buvo tokie ryškus, lyg išpjauti. Karšta forma, nuo kurios įkaista kraštai. Žmogų, ateinantį gatvę priešais, tą vidurvasarį, supdavo akinanti šviesa. Ir jis, rodos, neįdavo, o plevendavo ore. Per patį rugpjūčio kažkelintos dienos vidurdienį prieš kelis metus mūsų kvartale pasirodė nepažįstamasis. Jis buvo toks svetimas, kad net nesižvalgydamas, nesidairydamas nei į kairę, nei į dešinę, ėjo gatvės važiuojamąją dalimi trasa iki Nelibaro. Bet neužėjo vidun, o sustojo priešais jį ant šaligatvio, kur berniukas vardu. Kur aštuonmetis Edgaras, kur aštuonmetis bejėgiškai žvelgia į savo futbolo kamuolį subliuškusi rankos. Tikriausiai ventilis leidžia orą. Berniukas pažvelgia nepažįstamai, nepažįstamasis pasideda krepšį, apžiūri kamuolį ir jiems nereikia žodžių. Per patį rugpjūčio kažkelintos dienos vidurdienį. Gatvę perkasė per visą plotį, o po to vėl užkasė, bet neišasfaltavo. Purvas, smėlis, žvyras. Smirda puvėsiais, šiukšlėm, fekalijom, kaip ir visame kvartale. Pamiršta miesto dalis, užkampis, prieš prasidedant dirvoną. Geldamas daug dulkių. Daugiau nei įprastai, kaip visada prisitraukęs prie vairo. Nervingas, pagėringas ir dar su kraujyje likusiu kokainu. Lėkiu per smėlio dulkės. Lyg neramus paukštis žiūri per automobilio priekinį stiklą, dulkės ir saulė. Tad dar paspaudžiu greičio pedalą. Per patį rugpjūčio kažkelintos dienos vidurdienį prieš kelis metus. Važiuoja erelis Olafas dar veikiamas kokso vogto automobiliu. Skolintų, tik pasiskolintų automobiliu. Ne savo automobiliu. Nerealiu greičiu praskrieja pro. Nepažįstama ir berniuką, kurie užsiėmė kamuolį, stovi priešais Nelibarą. Per patį vidurdienį aštuonmetis berniukas taip išsigąsta, kad... Ta rugpjūčio kažkelintos dienos vidurdienį prieš kelis metus Edna ima persekioti. Edna ką tik paaukštinta tarnybų, dabar vyresnioji inspektorė. Tarnybos metu ir su tvirtu įsitikinimu, kaip tau pasisekė, Edna, juk tai jis ieškomas nusikaltėlis, ratuotas blogis. O aš, Edna, šiuo metu visiškai viena, tai bent pasisekė. Tikrai manai, kad susitvarkysi. O ar turiu pasirinkimą? Edna persekios jį viena. Ar gavo leidimą? Žinoma, kad ne, bet Edna labai ambicinga, bet to jinai bijo baimės pilnos kelias. O jeigu jis turi sprogmenį? O jeigu jis aktyvuos detonatorių? Bet tai visai ne tas. Visoje šalyje ieškomas nusikaltėlis. Tai visai nesprogdintojas. Tai tik automobilių vagis narkomanas Olafas. Jis tik primena tą nusikaltėlį, nes yra aukštas kaip ir tas nusikaltėlis ir mėgsta greitį. Lygiai kaip ir tas nusikaltėlis. Jis lekia mašina, kuri visai ne jo. Kuri visiškai tokia pat kaip ir to sprogdintojo mašina, kuri taip pat ne jo. Mašina ne jo ir niekada negalėjo būti jo. Ar girdi? Edna, tarnybos metu. Nepraras savitvardos, nepamesk jų iš akių, nepraras savitvardos, jeigu jis turi sprogmenį. Kur? Jis važiuoja link geležinkelio, traukinys, stotis. Toje rugpjūčio šviesoje Ednai rūpi tik bėgantis pavojus ir jį, įnirtus, nustebus, išsigandus, jį persekioja jį, narkomaną. Ir staiga dulkių debesėje jį pamato berniuką. Jis lyg šešėlis, saulės šviesoje išnyra tiesiai priešais ją ir štai. Pajunta smūgį. Aplink tyla. Tik šviesa ir variklio garsas. Šviesa ir variklis. Šviesa ir motoras. Raudona šviesa. Šviesa. Mirtis. Gatvėje
Nė vieno žmogaus. Karšta. Mes nematėm. Mūsų ten nebuvo. Bet buvo jis, tas vienintelis liudininkas. Per patį rugpjūčio kažkelintos dienos vidurdienį prieš kelis metus nepažįstamasis ėjo per miesto kvartalą, kuris galėjo būti mūsų. Kuris galėjo tapti mūsų. Jis nuėjo gatve iki Nelibaro ir užsisakė ten kambarį. Kambarį su vaizdu į gatvę. Mes, kurie pasakojam šią istoriją. Galbūt mūsų visai nėra. Mes kaip bendruomenė, kurie dedamės esą. Tokių mūsų nėra. Mes tik pasakojam šią istoriją. Sakinys, po sakinio. Nes manom, kad visi kartu žinome daugiau negu kiekvienas atskirai. Mes susirinkom. Susibūrėm. Laikinai. Tik tam. Tik šiam vieninteliam tikslui. Bet ar tikrai pažįstam vienas kitą? Ar po to geriau pažinsim vienas kitą? Ar tapsim artimesni? Tai pavyksta. Kartais. Bandom sušluoti šukės. Ir sulipdyti iš jų sudužusi kažką. Kuriame kai kur bus galima kai ką suvokti. Ar tapsim artimesni? Ar tapsim artimesni? Apie tai niekada negalvoju. Pažiūrėkit, čia užmušta berniuko tėvai. Žuvusio vaiko tėvai. Nelaimės ištikta šeima. Liudvikas ir Zuzanė Šraubas. O čia pono Šraubės motina Rozmari Šraubė. Našlė, pažengusi Alzheimerio stadiją, pas sūnų gyvena kokius 2-3 metus. Martyja rūpinasi, prižiūri, slaugo. Na, tiksliau daro viską, ko reikalauja Alzheimeris, viską daro Zuzanė. Rūpestingai. Nerodysim, kaip žinia, apie vaiko mirtį pasiekė tėvus. Nebuvo klyksmo, nebuvo šoko, nebuvo isterijos. Blogiausia močiutė Šraubė, nes ji vis pamiršta, kas atsitiko. Ir kiekvieną kartą išgyvena iš naujo. Kiekvieną kartą iš naujo ta pati mirtis kiekvieną dieną pasikartoja kokius 6 ar 8 kartus. Nereikia perdėti. Bet tai tiesa. Sąstingio. Tylos. Ši šeima negali sau leisti. Rozmari Šraubė nelaiko šlapimo naktį, šlapinasi į lovą. Negileisi jai. Gulėti savo šlapime. Ji nenori sauskelnių, tai aiškiai pasakė. Na, kamgi man tos guminės kelnės? Juk aš ne kūdikis. Sąstingiui nėra laiko. Nelaimės ištikta šeima, priversta nuolat judėti. Nelaimė po to, kai jį įsibrovė į šitą šeimą. Lyg koks parazitas, lyg pelėsis, lyg nuodai. Reikia sunaikinti, reikia išrūkyti, ar reikia pripažinti ir išvemti. Arba... Rabė, ir kaip ten dar? Marius Rabė Majeris. Kaip? Kur čia vardas, kur pavardė? Rabė vardas, Majeris pavardė. Išgirdom, kai dar nežinojom jo vardo. Kai dar nieko nežinojom apie jį. Jis užsisakė kambarį. Praėjus 3 minutėms po tos nelaimės. Jis užsisakė kambarį ir užsidarė jame. O mes išgirdom, kaip jis rėkė. Jis
Rėkia visą popietę ir visą vakarą. Rėkia visą kitą dieną. Dieną, naktį. Dieną rėkti, ką tai reiškia? Tas riksmas skambėjo taip, lyg jis būtų kritęs iš didelio aukščio. Gal nuo stačios salos, o gal nuo 42 aukštų pastato, ar nuo kalnų keltuvo, gal nuo bokšto viršūnės. Ir vis lyg iš naujo būtų išgyvenęs tą kritimą. Vėl ir vėl. Lyg būtų pasmerktas amžiams. Kristi, kristi ir kristi, jausdamas nesibaigiančią mirties baimę. Rabė Majeris rėkė, mes iškvietėm gydytoją. Gydytojai užlipo į viršų, nuėjo į jo kambarį ir rado įsėdinti ant lovos. Patalynė buvo visa kruvina. Rėkdamas jis brūžino savo nagus. Visą popietę, visą naktį ir visą dieną. Ilgiau negu 24 valandas. Jis brūžino savo nagus su metalui skirta dildinti dildę. Jo nagai buvo virtę dulkėmis, ant pirštų galiukų nebuvo mėsos. Jis viską, ir nagus, ir mėsą, nusizulino iki kaulo. Gydytojas sutvarstė jam rankas, ant kiekvieno piršto uždėjo po marlės tvarstį, davė jam raminamųjų ir vaistų nuo skausmo. Taip jis ir pasiliko ankštame tamsiame kambarėlyje, užtrauktomis užuolaidomis. Ar jis jas atitrauks kada nors? Janinas tyli. Oras suplėko. O kur Edgariukas? O šiandien manęs dar neaplankė. Jis mirė Rozmarį. Mirė? Kaip tai mirė? Juk jis buvo dar toks mažiukas. Tai kur jis yra? Kiek jam metų? Metai, dabar kelinti metai. Pakelk ranką, prašau. Metai, kelinti. Aukščiau. Anksčiau atidarydavom langus, kai grodavom. Garsams reikia oro. Muzika turi sklisti. Kaimynai skundėsi vėl. Galvoji, kad galiu grot viena. Viena ir prie atviro lango. Tu galvoji, bet... O man trūksta tavo grojimo. Anksčiau jau laiptinėje girdėdavau tave grojant. Jau gatvės gale už kampo girdėdavau tave. Man taip to trūksta. Medis suplėko, pradėjo pūt, reikės siekti duoti. Pienina. Jo nesutaisys net muzikali ranka. Aš tai nieko apie tai neišmanau. Bet to reikia saugoti tavo motiną nuo skersvėjų. Tyla nauja. Jai taip pat reikia erdvės. Bet dabar rugpjūtis, iškepsim čia. Gal rytoj mes atidarysim langus ir išleisim tylą laukan kambarį, Rozmarija. O kur... Edgaras išvažiavo į ekskursiją su klase. Tai su nakvyne? O, Dieve. Tai aiškiai greitai grįž. Taip, mama, jis greitai grįž. O kur jis išvažiavo? Prie jūros. Prie jūros. Stebėt potvynių ir atoslūgių. Kad tik dabar mokosi apie potvynius ir atoslūgius. Mokosi, kaip statomos dambos, kaip išgaunama druska. Mokosi apie moliuskus, sraiges, žuvis, iš kur atsiranda gyvybė. Kaip kasdien keičiasi jūros bangavimas ir krantas. Mokosi, kodėl jūra užima vis daugiau sausumos. Ir kaip reikia išvalyti visą jūros vandenį po avarijos. O, nafta. Nafta labai griaužia akis. Nafta. Čia yra tavo priminimo lapeliai, Rozmarija. Palieku juos tavo kambaryje. Priminimo lapeliai, tai kad man lovoje tų lapelių nereikia, man geriau bėgių.
man, kad tau priminčiau. Na, jeigu aš atsiminsiu, brangioji. Ačiū. Zuzanė, pradėk valgyti. Negaliu. Nenoriu. Negaliu valgyti nieko, kas turi širdį. Zuzanė. Gyvenimas turi tęstis, tiesa. Kažkas turi groti pianinu, kažkas turi raikyti duoną. Širdis turi plakti. Tu valgyk kiaušinius, ryžius. Idėjos turi gimti, kažkas turi eiti, uždirbti pinigus. Aš sudarysiu sąrašą. Gerai? Aš norėčiau žinoti, ką mums daryti, kad galėčiau mums padėti, bet niekas negali to pasakyti. Idėjos turi gimti. Širdis turi plakti. Tu kaip kampuotas žvyro akmenukas upelį, kuri prireiks tūkstantmečių, kol vandens šlifuojamas, jis virs apvaliu. Girdėjai apie tą vyrą, kuris matė, kaip Edgarą išmetė į orą ir kaip jis po to nukritęs gulėjo ant gatvės? Žinai, ką jis padarė? Žinau, visi tai žino. Taip. Visi tai žino. Jis jau taip pat nebegros pianinu. Aš bandau neskaičiuoti dienų ir eik toliau, paprasčiausiai eik toliau. Radau bilietus. Tai tu turi laiko ir pinigų tokiam dalykam. Tu gali apie tai galvoti. Bet nuo to niekam neskauda. Mūsų vaikas mirė. Dar geras pamišų nenuvydavo, tu žaidi loterijoje. Tu širdies neturi. Čia tik dėl to, kad... Gerai, jeigu laimėsi milijoną. O gal 5 arba 10 milijonų, tai tau bus gerai? Tai kompensuos tavo vaiko mirtį? Ar kiek kainuoja būdas viską pamiršti? Kiek kainuoja tavo atmintis? Kiek tau reikia sumokėti, kad tu pradėtum šypsotis? Kad tavo širdies niekas neslėgtų? Zuzanė, aš niekada nelaimėsiu, aš niekada negalėčiau. Tu dar neįsitikinai, kad gali atsitikti bet kas? Ar ką tik pats to nepatyrė? Ar toks kaip aš gali laimėti loterijoje? Likimo nėra. Šitie bilietai tavo vyrui gali įrodyti, kad viską lemia atsitiktinumas. Ir jeigu viską lemia atsitiktinumas, tada lengviau nuo mūsų niekas nepriklauso. Mes nekalti! Priešingai! Jeigu mano vyras laimėtų loterijoje, tai būtų likimas. Arba Dievo pirštas. Tu būtum žiauriai nubaustas 2 kartus. Kalnai, aukso turtuolis su šūlusiu vaiku. Tada vėl tikėtum, kad tada vėl galėčiau tikėti. Manim. Ne, aš tau Kiek manim. Kiek manim. Bet aš žinočiau, kodėl taip atsitiko. Bet tikrai, kodėl? Galėjo sustoti. Tikrai galėjo. Aha, galėjo. Prisiuostęs kokaino, lėkdamas per miestą 120 km per valandą greičiu, o iš paskos policija. Kas sustotų? Aš persekiau sprogdintoją. Aš nežinojau, kad aš persekiau ne tą. To kaip jis ten. Olafas? Man iš vis nereikėjo. Klausyk! Pasakyk jau ką nors, atverk burną pagaliau. Taip, tikrai, paklausyk, kodėl tu nekalbi. Bet jisai taip nedaug kalbasės. Gal jo nėra? Sako, dažnai pasiskolindavo jūsų automobilį, taip? Jeigu galima, tai vadinti skolinimus. Tai aišku, kad pasiskolinu. Visada grąžindavo. Olafai! Olafai, girdėjai, tai savavališkas svetimo daikto naudojimas. Už tai yra baudžiama. Girdėjai? Olafai. Olafai, bet tai netoks didelis nusikaltimas kaip vagystė.
Bet kam aš čia iš viso, jaučiu taip karštą, drėgną. Ei, paklausyk manęs. Ei, tikrai, kodėl tu tai padarei, ką? Olafai, kodėl tai padarei? Jo nėra. Jeigu aš būčiau žinojusi, kad jis neturi vairuotojo pažymėjimo. Tikrai? Mes neturim pinigų pažymėjimų. O jūs, ponė, jūs kas? Aš Peteris. Mes dulkinamės. Ką jis labai trumus, jeigu kas nors užeina, prašo manęs išvirti arbatos, užimti svečius. Jūs norite arbatos? Tai visai nejuokingai, idiotė. Tu supranti, kad jį ruošiasi suimti? Narkotikai, automobilio vagystė, vien to užtektų, bet jį ruošiasi suimti. Už neatsargų gyvybės atėmimą. Tu supranti, ką tai reiškia? Supranti, ką tai reiškia?